Taigi šiandien visi susirinkom į Perkūno 10 metų jubiliejaus turnyrą. Šitas turnyras yra, kaip matote, žiemą, tamsiu paros metu, kada pačios trumpiausios dienos ir ilgiausios naktys. Taigi mes jaunuosius sportininkus, taip pat jų tėvus ir mamas įtraukėme į šitą renginį. Būtent per projektą, kurį parašėme automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos. Jie yra pagrindiniai šios šventės rėmėjai. Šventės pavadinimas yra "Tamsoje būk ryškus, o krepšinyje taiklus". Taigi, šita šventė yra orientuota į tai, kad visi būtų saugūs pakeliui į krepšinio varžybas, į treniruotės, į mokyklą, parduotuvę ir taip toliau. Šventės metu bus išdalinti prizai ne tik žaidėjam, bet ir sirgaliam. Na, o patys aktyviausi sirgaliai, kurie dabar jau vilki liemenes, dalyvavo baudų mėtymo varžybose, juos galite matyti salėje. Na, kada parašėme projektą ir prašėme priemonių, tai mums buvo atvežtos liemenės, buvo atvežtos edukaciniai filmukai apie saugų važiavimą kelyje, apie tai, kaip reikia elgtis tamsiu paros metu. Taigi gavome ne tik liemenių, leidinių, bet ir atšvaitų, taip pat sportinių krepšių, kuriuos gaus šiandieniniai nugalėtojai, taip pat kepuraitės, visa amunicija, kuri yra naudojama saugiam kelyje tamsoje, kad būtų saugu. Tai žodžiu, pasinaudojant kaip ir krepšinius, stengiatės įtraukti kuo daugiau žmonių ir supažindinti su žaidžiantys krepšinį taip pat yra žmonės, kurie gyvena ne tik mieste, bet ir užmiestyje, ir dažnai vaikams iš treniruočių reikia grįžti jau vėl vėliu, tamsiu paros metu, ir kad jie būtų saugus ne tik tamsiu paros metu ir važinėdami su dviračiais. Vaikams šiandien dovanosime liemenes, kad jie užsidėtų važiuodami ir dviračiu, bet tiesiog pratinsime, kad jie nuo mažens žinotų, kad jie patys yra atsakingi už save. Norėčiau palinkėti, kad tamsoje būtų ryškus, o krepšinyje taiklus. Nu, aišku, santarvės ir sveikatos jų namuose, jų šeimos nariams. Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja šiais metais visoje Lietuvoje kaimo bendruomenės įvairius renginius. Ir mes skatinam visus eismo dalyvius, visus pėsčiuosius, tiek vairuotojus, kad jie kelyje jaustųsi saugiai. Ir mes per renginius būtent skatinam jų dalyvius tiek varžybose, tiek įvairiuose šventėse, dalinam liemenės, atšvaitus, lankstinukus įvairius. Ir sakom, kad tai tikrai pagelbė tamsoje, ne tik tamsoje, dienos metu, kai būna apsiniaukę, kad žmonės nešiotų, kad jaustųsi saugiai kelyje. Ir šiandien vyksta renginys Kauno Perkūno bendruomenėje, vyksta varžybos ir visiems dalyviams išdalinsim liemenės, atšvaitus ir papasakosim, kaip juos dėvėti, kaip nešioti. Įmonės Kauno regiono keliai linkiu visiems eismo dalyviams tamsoje dėvėti atšvaitą arba liemenę arba kitą šviesą atspindintį elementą ir kad jie jaustųsi kelyje saugiai ir kad juos pamatytų automobilių vairuotojai. Ir linkiu visiems linksmų švenčių ir laimingų naujų metų.